Labas, labas, mano mėnuliukai. Tai kaip suprantu, jūs norit bart, dauguma iš jūsų. Tikrai norit bart. Ir dabar aš jūs pabarsiu. Gerai, juokauju, nesigąsdinkit. Aš niekaip nesuprantu, iš kur jūs ištraukėt, kur jūs girdėjote, arba kur aš kažką netaip ištransliavau. Nes atrodo, aš taip stengiuosi paprastai kalbėti, kad tikrai kiekvienam būtų suprantama. Ir iš kur jūs ištraukėt, kad visą skausmą reikia nustumti kuo giliau. Pamiršti apie tai, apsimesti, kad viso to net nebuvo, negalvoti apie tai ir stumti vis gilin, 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 gilin ir vis labiau nejausti, apsimesti, kad nejaučia. Ir tai yra beprotiškai skaudus dalykai, dalį aš jų esu praėjusi ir pati jau praėjusi, dėl to taip drąsiai kalbu. Ir tiesiog kalbuosi su jumis ir per asmeninės konsultacijas ir renkant kristalus pastaruoju metu jūs man sakot, čia žiauriai skausminga, įvyko tas, bet aš nustūmiau, pamiršau, prisimenu, žinau, žiauriai skauda, žiauriai pykstu, nuoskaudas nešiojasi net po 40 metų žmonės, po 30 metų. Ir nenoriu to prisiminti ir nenoriu apie tai kalbėti, nes buvo taip ir taip. Tarsi, realiai yra problema. Kodėl jūs ją nugrūdat, kur jūs čia tokią teoriją skaitėt, kokią jūs šią knygą skaitėt, kokių jūs čia coacherių klausėtės, kad reikia nustumti. Kodėl? Juk jums ir toliau skauda. Kam neštis tokią sunkią kuprinę, tokį sunkų akmenį? Jeigu jums skauda, kam jūs tempėte tos akmenys ant savo kupros ir dar vieną, ir dar vieną, ir dar vieną, tėvai, sutuoktinis, brolis, vaikai, sesės, draugės, draugai, kam ta prasme? Kam jūs tą nešiojatės šitiek metų, 10, 20, 30, kam, kodėl? Juk skausmas tai nepraeis. Ai, gal sakysite, laikas gydo ar ne, bet laikas gal šiek tiek apmažina, bet vėlgi tai yra meilė savo, bet skausmas. Nuoskaudos, jos niekur nedingsta, jūs juk man patys pasakojat. Nuoskaudų turiu pilną, dėl to, ant to ir ant to. Su šitu ten 10 metų, su kitu 5, su šitu 20 ir daugiau. Vau. Ačiū už jūsų atvirumą, tikrai mes renkamės kristalus arba ateinate į asmeninės konsultacijas, tai tikrai viskas lieka konfidencialu ir tik tarp mūsų, bet kam jūs tai darote? Šiandien irgi viena moteris, tikiuosi, nesupyks mūsų mėnuliuką, nes vardo neminiu. Irgi sako, aš tą nuoskaudą nugrūdau ir toliau, man labai skauda ir toliau aš ją stengiuosi kuo giliau užkišti, va tau dabar šiek tiek papasakojau ir vėl aš ją įgrūsiu ten kažkur į kojinę, toli, giliai, brač, mėnuliukai.